Po įtemptos darbo ir treniruočių dienos puodelis japoniškos arbatos. Taip jėgas atgauna pasaulio tradicinio karate vicečempionas Rytis Bublevičius. Prieš 20 metų treniruotis pradėjęs sportininkas šiandien yra vienas tituluočiausių Lietuvos karatistų. Pradėjau prieš 20 metų. Atsitiktinai pradėjau treniruotis Klaipėdoj pas tokį trenerį Ričardą Baiką, Kikušinkai karate. Kodėl pradėjau, tai gal to klausimą nelabai uždavinėjau, bet iš tikrųjų domėjimasis tais rytų kažkokiais filmukais, vaizdais kažkaip gal irgi tai įtakojo iš tikrųjų mane. Buvo net atsimti tokios laidos kaip Kino almanachas, dar kažkaip ir ten rodydavo ten apie šaulinį vienuolyną, žinai. Tai vat, kažko ieškojimas gal savęs buvo, kažkaip traukė iš tikrųjų, vis laik sportas mane labai traukė. 6 treniruotės per savaitę, sudėtingos pratimų schemos, tarptautinės karate stovyklos. Toks pasiruošimas privalomas prieš kiekvieną pasaulio ar Europos čempionatą. Sunku patikėti, bet kažkada šie profesionalūs atletai kovos meno mokėsi tik iš knygų ir filmų. Metodiškai, aišku, daug kas pasikeitė. Pasikeitė ir atsirado daugiau žinių, daugiau informacijos, daugiau pačių treniruočių metodikos, nes anksčiau viskas vyko tikrai kaip ir, kad pamenate, kurie pradėjo prieš tiek metų, kiek aš, vadovėliai, kažkas tai nuogirdos, kažkas parodė, kažkur tai jokių sistemų, jokių seminarų, jokių egzaminų, tai apie kontaktus su užsieniu, tai iš vis nebuvo net kalbos. Visur, kur atvažiuodamas, ir būdom tokie kaip sakyti, neturėdami didžiulės praktikos. 2002 metais tai buvo gal pirmasis pasaulio čempionatas, kada mes buvom kaip vieninga Lietuvos organizacija, startavom pasaulio čempionatą. Ir tai buvo komandinio komiteto rungtys, kad yra 3 prieš 3 kovoja vyrai. Ir atrankoje susidūrėm pirmą kovą su Brazilijos rinktinė. 3 kovojom, taip labai lygiai ir ten gal vieną ten taško persvarginį Lazarį. Gale mes laimėjom kažkas Braziliją. Tapęs pasaulio vicečempionu, 3 kartus iškovojęs Europos bronzą 4 dano meistras Rytis Bublevičius, po 20 metų intensyvaus darbo, sako pajuto, jog subrendo įkurti savo kovos menų mokyklą. Šiandien jis vadovauja klubui, kuriame treniruojasi apie 150 įvairaus amžiaus sportininkų. Berniukai ir mergaitės, vaikinai ir merginos, moterys ir vyrai. 5 metų įsikūrėm naujose patalpose, naujose sąlygose, geresnėse sąlygose. Auga karta, kurio tu turėjo atsakomybę prieš juos, kad jau nebegali būti suinteresuotas į tai savo rezultatų siekimų, savęs tobulinimu. Tu jau matai, kad lipam kalnų, kartu dalyvavom varžybose, pasaulio čempionatuose su auklėtiniais. Auklėtiniams sėkmingai žengiant karate keliu, 35 mokytojas Rytis vis dar dalyvauja varžybose ir demonstruoja puikią fizinę formą. Ką tik vykusiame pasaulio čempionate, kuris buvo organizuojamas Vilniuje, jis iškovojo 3. vietą. Savo puikių pavyzdžių treneris užkrečia visus, o pradedantiems linki užsispyrimo ir ištvermės.